Varlės malda, Antoni de Melo. Skyrius malda. Girios buvo šventovė. Kadaise plytėjo girios, kuriuose dieną giedojo paukščiai, naktį čirpė vabzdžiai, vešėjo medžiai, žydėjo gėlės. Visi kūriniai tarpo laisvėje. Visi ten žengę patirdavo vienatvę, kur yra Dievo, gyvenančio gamtos tyloje ir grožyje namai. Tada, kai tapo įmanoma per mėnesį pastatyti 1000 pėdų aukščio namus, sunaikinti upes, miškus ir kalnus, prasidėjo nesąmoningumo amžius. Imta kirsti girias ir iš jų statydinti šventovės. Į dangų stiebėsi bokštai, minaretai, oras virpėjo nuo šlovinimo giesmių, maldų ir varpų gaudesio. Ir Dievas staiga liko be namų.